pamiškės, kur miškai susitinka su laukais, pievomis, keliais, vandens telkiniais ir mūsų namais. Šiandien svečiuose Povilas Rudinskis. Panašu, kad tie žmonės, kurie gamtoje praleidžia šiek tiek daugiau laiko, užmezga ir kitokį santykį su ta gamta. Ir Povilas yra vienas iš tų žmonių, kuris turi santykį tikrai savitą ir gal netgi, sakyčiau, artimą. Ir iš to artumo gimsta puikios įžvalgos. Pastarasis man bent jau įspūdį palikęs Povilo žygis buvo kelionė Švenčionėlių link ir anksti ryte startavo ir vėlai vakare naktį parsirado ir susirinko kone 100 kilometrų tiesiog savomis kojomis. Tai tokie nuveikimai kalba patys už save. Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti Povilą, sakyčiau, kad keliauninkas. Bet iš tikrųjų tai jis yra aktyvus gamtos entuziastas, organizuoja žygius, daro solo žygius ir yra išnaršęs turbūt didžiąją dalį Lietuvos kojomis, dviračiais, baidarėmis. Ir man patiko savitas jo požiūris į tai, ką jisai daro. Jisai tikrai tai daro su užsidegimu ir jau labai senai. Ir viskas prieš akis. Tai mes prisėdame ir pasišnekučiavome. Temos liejosi kaip iš gausybės rago. Pasiklausykim. Kol kas tiek. Iki. Labas, Povilai. Labas. Ačiū, kad pakvietei. Ačiū, kad atvykai. Sekmadienį savo. Iš Vilniaus. Taip, iš Vilniaus. Į Kauną. Kauną neretai tenka apsilankyti, bet kai tenka, tai labai patinka. Faina. Vis laik šiaip traukiniu dažniausiai važiuoju. Šį kartą taip išėjo, kad automobiliu, bet traukinys labai geras dalykas į Kauną važiuoti. Geras ir Vilnių. Ir Vilnių, jo. O tu pats iš kurio krašto? Iš Švenčionėlių. Jeigu žinot tokį Švenčionių rajono miestelis Švenčionėliai. Gal žmonės maišo kartais su šalčininkais, bet nemaišykit. Kaip aš sakau visą laiką, jeigu nežinot, kur yra Švenčionėliai, tai visą laiką žinot, kad yra netoli Ignalina, tai va ten va kažkur, žinai, prie Labanoro. Miškuose. Miškinga vietovė, ar ne? Jo, labai miškinga vietovė. Labai faina, labai daug ežerų. Ir jo, rytų Lietuva, ko norėt. Būdamas mažas ten viską ir ištyrinėjai aplinkui, ar dabar dar turi vietų, kurias nori aplankyti tam regione? Tai, jo, aš aišku turiu dar tų vietų vis tiek, kai būni mažas, tai tas atstumas labai kinta, žinai, nes nežinau, kai tau 10 metų, tau atrodo kokie 6 ar 10 kilometrų yra labai toli ir čia yra neįveikiamas atstumas iš vis, tai tu toks, nežinau, kaip senoji žmonės sakydavo, kad toliausiai nuvyksta iki bažnyčios, tai turbūt kai vaikas esi irgi panašiai tau atrodo taip viskas. Ir žinai, dar formuojasi tas visas, kaip sakau, žemėlapio atrakinimas, kaip per kokį žaidimą. Žinai, kažkokios nebūtos vietos, nežinomas vietos, aš kaip dabar labai atsimenu gerą vieną momentą, kai jau nežinau, kiek mums buvo metų, su draugais gal 12 kokių, ir mes su dviračiais važinėjom ir vis tiek baisu vis laik kažkur toliau nutolti su dviračiu, bet vis tiek naršai tas apylinkės ir važiavom ir suradom kažkokį didelį kalną. Ir užlipom ant to kalno ir žiūrim, kad yra ežeras. Įdomiausias dalykas tas, kai mes neturėjom, kadangi išmaniųjų telefonų, tai aš važinėjau su žemėlapiu, paprastu žemėlapiu. Vienas tarp draugų turėjau žemėlapį vis laik. Ir žiūrim, kad to ežero žemėlapyje nėra. Ir mes tokie, geras, atradom naują ežerą, žinai. Tai, kaip taip gali būti? Ir aš 100% įsitikinęs buvau, kad esam toj vietoj, kur aš matau žemėlapį ir ten tikrai nėra ežero. Ir aišku, grįžau namo, pasakau tėvam, tai atskleidėt visą tiesą, kad jo, ten ežero anksčiau ir nebuvo, ten tiesiog buvo užtvenkta upė ir yra tvenkinys didelis. O ir kalnas tas, ir to kalno ten nebuvo. Ten kažkoks tiesiog žmogus supylė tą kalną, turbūt nelegaliai, bekasdamas tą tvenkinį, žinai. Iš tikrųjų atrodo spūdingai ta vieta, tai aš kartais, kai
pro savo kraštą pravedu kažkam žygį, tai aplankom tą vietą. Tai va čia ta dalis įdomi, vedi žygius, ar ne, organizuoji, Jo. pasakok daugiau, kaip sugalvoji ir kaip manai, kur tai tave nuves. Nu, kaip čia pasakęs, sugalvojai, vaikščiau aš visą laiką, bet vaikščiau vienas, atrodo toks keistas dalykas, žinai, kažkur prie kažko jungtis jau. Tai kai įstojau Vilnių universitetą, kaip aš toks buvau visą laiką vienišas vilkas atrodo ir jokių ten po studijinių veiklų ar kažko neapsimdavo, atrodo tik studijos namai. Bet jau senai sekiau žygeivių klubą ir vis svajojau prie prisijungti. Ir vieną kartą taip netyčia man parašė, kad trūksta tarp fakultetiniai komandai vieno žmogaus kaip čia geriau įsireiškus, į sąskridį, kurio įvyksta žygeiviškos rungtys įvairios. Sukaupiau visą drąsą ir nuvažiavau. Tai vat nuo tada aš prisijungiau čia gal buvo 2018 metų pradžia, prie žygeivių klubo ir kažkaip natūraliai gavau tą progą prisidėti prie tų žygių organizavimo ir vedimo ir man atrodo taip tas patiko, aš tiesiog viską maksimaliai stengiausi perimti ir tuos visus žygius vesti, nežinau kiek aš tais metais paskui pravedžiau, gal 20 ar 25 kokius žygius įvairiems žmonėm, tai tas yra nešė tą džiaugsmą ir dabar neša, dabar šiek tiek mažiau vedu, nes yra ir tų kitų žmonių, kurie veda, bet aišku stengiuosi vesti, nes noriu parodyti žmonėm tas vietas, į kurias turbūt jie neatvažiuos niekada patys, nes visgi tokių yra užkampių, nors ir maža ta Lietuva. Net, nežinau, regioninių visokių parkų sudaryti maršrutai nėra tai, ką galit pamatyti su manim, nežinau, eidami kažkur. Aišku, ten nėra takelių, bet beklaidžiant galima atrasti įdomių vietų Lietuvoje. Tai... O kas toliau, nežinau. Reikia vesti žmonės, reikia rodyti pasaulį žmonėm, kažkas tokia. Gera mintis. Tai žmonių, kokie būna lūkesčiai žygį pradedant, turbūt tos ir grupės priklauso, ar ne, kokia sandara ir kokie atstumai, bet taip jeigu susumuotum. Jo. Pagrindiniai iššūkiai arba pagrindinės užduotis žygio tam vadovui, ar ne? Tai taip, tai labai priklauso, žinoma, koks tas pagrindinis žygio pobūdis ir tikslas ir ko tu sieki iš žygio. Taip, kadangi aš vedu dažniausiai, tai yra nekomerciniai ir nemokami žygiai. Tai kaip ir aš, nors ir neprisijėmu visos atsakomybės tada tokiu atveju už žmonės, bet ir turiu laisvę sukurti savo maršrutą ir pateikti žmonėm, jie prašyti ir tada jau žmonės patys nusprendžia, ar nori, ar nenori eiti. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu labai nenori didelės grupės, nes kažkoks sudėtingesnis, nežinau, maršrutas, tai tiesiog taip tiesiai šviesiai ir prašau, kad bus sudėtinga, sunku, labai kalvota, įsivaizduokit, įvertinkit tai, nes... visokių žmonių ateina, ypatingai jeigu žmogus ateina pirmą kartą į mano ar Vilniaus universiteto žygių klubo vedamą žygį, tai jisai turbūt irgi pats nežino, ko tikėtis ir mes nežinom, ko iš jo tikėtis, kokia reakcija bus į tą pirmąjį žygį. Ir jeigu jisai turbūt labai sunkus kažkoks, arba jam pasirodys, kad jisai yra sunkus, tai gal jį ir atgrasys nuo tolimesnio ėjimo. Bet stengiamės labai gražiai viską padaryti, jeigu žmogui sunku padėti. Ir turbūt tik keli atvejai buvo per visą karjerą, kai žmogus liko galutiniam variante nepatenkintas žygiu, bet turbūt čia jau jo buvo problemos. Nes tie žygiai tikrai, ypatingai tie žygiai, kuriais žmonės buvo nepatenkinti, buvo labai trumpi. Ir, sakyčiau, arti Vilniaus net, kur galėjai vos ne išsikviesti taksi ir išvažiuoti, jeigu kažkas labai blogo nutiktų. Bet turbūt, kad ir žmogui, net jeigu atrodo sunku tam žygį, tai viską palengvina tai, kad yra
kompanija, kitų žmonių bendraminčių, su kuriais jie bendrauja beeinant, tai gal čia net ir vienas iš žygio tokių tikslų būtų, kad žmonės pabendrautų tokioje neformalioje aplinkoje, net turbūt, nežinau, kaip pavyzdys, jeigu ateina du žmonės iš tos pačios darbovietės, jie turbūt niekad gyvenime tiek nėra bendravę, kiek pabendraus vieno žygio metu, nes miškas atrakina. Miškas ėjimas ir kažkokios bendros naujos temos taip išlenda, ar ne, iš aplinkui. Tai koks paskutinis buvo žygis, kada žygiavai? Aš vis laik sakau, kad man dėl miego trūkumo pasimiršta visi dalykai. Bet aš vakar buvau pažygiuot prie Vilniaus truputį, bet aną savaitgalį žygiavom Dzūkijoj su nakvynė. Gaudėm tą dar žiemišką orą. Gal dar jo ir bus. Pagavom žiemišką orą, buvo labai fainai apsnigta viskas, ne per daug šlapia. Tai prasėjom nuo Marcinkonių, link Rudnios kaimo, Kašėtų. Tai iki ten su traukiniu? Iki ten su traukiniu. Kaip ir dauguma žygių prasideda nuo traukinių stoties. Aišku, visos Lietuvos taip neapriepsi, bet kadangi tai yra patogu pakankamai, tai stengiamės. Tai Lietuvos geležinkeliai prašau daugiau maršrutų. O kiek žmonių žygiavo kartu? Mes buvom 5. Šiuo atveju tai nebuvo viešas žygis. Kaip sakant, pasilieku ir savo, ir mane irgi pakviečia labai Lietuvoje didėja daugėja tų žygeivių ir žygeivių kūrėsi visokios įvairios naujos bendruomenės. Ir kaip aš sakau, gal ne to žygio metu tokią mintį šoviau, kad tai ar aš spėsiu su visais Lietuvos žygeiviais pažygiuot, susipažinti, nes jų ten tiek daugėja, atrodo. Tai sako, kokiu tu tikslų išsikeli. Nu jo, bet kadangi socmedia mums atveria kelius susipažinti lengviau su kitais žmonėm, tai tu matai tos žygeivius ir nori su jais susipažinti. Kiekvienas turbūt yra, kaip aš sakau, atrakinę savo gimto krašto žemėlapį ir žino kažką daugiau negu tu žinai. Ir tom mintim apsikeisti, tai labai faina būtų. Tai taip, tai kartais išeinu ir vienas, kartais išeinu su artimais draugais, netokiais artimais draugais, kažkur pakviečia. Ir kartais vedu viešus žygius visiems norintiems prisijungti, nes reikia parodyti kraštus. Kaip ta pagalba pasireiškia, tarkim, žmogui, kuris jau matai, kad jis vargsta, bet dar lieka atstumo, ką darai? Esu ir kuprinę nešęs, ir kitaip motyvavęs, esu šokoladuką davęs, pamenu, buvo tokių variantų. Vienas iš pagrindinių turbūt dalykų yra tiesiog kalbėti su tuo žmogum, nepalikti jo vieno, nes dažnai pavargęs žmogus arba, sakykime, pirmą žygį išėjęs, tai eina gale jau. Tai kaip žygio vedlys išrenku kažką kitą žmogų, kuris eitų priekį ir padėtų tą žygį vesti, o pats einu į galą ir kalbu su tuo žmogum ir man atrodo šitas dalykas labiausiai motyvuoja. Aišku, visokios turbūt situacijų būna, ar ten pūslės ir panašus dalykai, bet rečiau pasitaiko, nes visgi netokie dideli ir atstumai yra. Bet duodam žmonėm pailsėti, darom pertraukas, darom ilgąją pertrauką su laužu. Žmonės labai mėgsta laužus kažkaip. Yra net buvo atveju, kai pasakai prieš žygį, kad bus laužas, bet nežinau dėl kažkokių priežasčių. Labai šlapia buvo, ar neapskaičiavom laiko, jau laikas eiti į traukinį ir to laužo nesukuriam. Tai žmonės pyksta. Sakė, nepatenkinti. Taip, žmonės sako, bet tu žadėjai laužą. Nusukai laužą. Iššūkis greitai ir sparčiai užkurti laužą, ne, kažkur. Ir gal jo net ne vis laik reikia iš tiesų. Jeigu geras oras ir šilta, tai vidury dienos, tai turbūt to laužo ir nereikia. Bet žmonės nori. Jo, jis tarsi nebūtinas, bet žmonės nori. Tai yra, nežinau, kaip susibūrimo atributas. Taip. Nuo senų laikų turbūt visi būrėsi aplink laužus. Tai... Aš netgi čia, kur mes sėdime, būtų miela, jeigu būtų laužas. Labai jo, būtų labai fainai, tik reiktų geros ventiliacijos. Geros. Ir man įstrigo vienas pasakojimas. Senelis buvo girininkas ir jisai vaikštinėjo kažkur po girininkyje ir mato, kaip žmogus karštą vasaros dieną tupi prie laužo ir žiūri jį.
Ir jisai prieina arčiau ir kažkaip pajuokavo maždaug, ar ne karšta, kažkas tokio, nes jam žliaugia prakaitas per nugarą. Ir tai žmogus pasižiūrėjo, sako, aš 3 metus atviros liepsnos nemačiau. Ir tiesiog vėl nusisuko ir vėl žiūri ir nebekreipė dėmesio. Ir tada tokia buvo irgi kažkoks supratimas, nušvitimas, ko žmonėms reikia. Ir tada automatiškai galima tam tikrą linkmę krypti visą tą rekreacinę infrastruktūrą, ar ne, sudaryti žmonėms sąlygas laužus. Jo, labai svarbus dalykas, aš manau, ir gerą čia faktą paminėjai, kad žmogus 3 metus nematė liepsnos. Aš manau, kad tokių žmonių labai daug turim dabar. Žmonės yra turbūt nutolę nuo kaimo, nuo pečių. Viską keičiam, kadangi mažinam CO2 pėdsaką, žinai, tai turbūt žmonės kuo toliau, tuo mažiau tos liepsnos matys. Tai jo, tikrai rekreacija labai geras dalykas ir, man atrodo, Lietuvoje truputį trūksta jos, trūksta stovyklavičių, trūksta gerų laužaviečių. Bet aišku, aš vis dar viliuosi, kad tai natūraliai vystysi su žygiavimo kultūra. Nes raktažodis tikrai. Jo, nes Skandinavija, šiaurės šalis turbūt turi žygiavimo kultūrą. Tikrai žinom ir pas juos iš tikrųjų yra labai geras stovyklavietės. Ta pati Estija. Estija turi labai gerą infrastruktūrą. Aš, jeigu neklystu, ar ne urėdijos Estijos jie rūpinasi ir turi gerus stovyklaviečius. Dažnai, man labai patiko tas dalykas, kad dažnai tos stovyklavietės yra neprivažiuojamas automobiliui. Tokiu atveju mes ką padarom, išsaugom vietą tylę nuo visokių žmonių, kurie atvažiuoja su automobiliais, žinai, leidžia muziką, kepa šašlus, nieko prieš šašlus, bet kai atvažiuoji su transporto priemonė, tai tu atsiveži daug dalykų. Gali ir daug palikti. Ir daug išvežti, tai aš manau, kad Lietuvai labai tokių trūksta vietų. Būtų labai faina, jeigu kažkas užtvertų įvažiavimą į prie kažkokios stovyklavietės, kur nėra miškų, nes juk nebūtina, aš manau, kad visos stovyklavietės būtų privažiuojamas automobiliu, nes labai daug žmonių ateina pėsčiomis, dviračiais atvažiuoja. Ir taip išspręstumėm dalį turbūt problemų visokių, nes toj pačioj, sakau, Estijoje, jeigu stovyklavietė yra uždara, ta stovyklavietė rūpinasi tik, sakykime, urėdija, yra vartai, šlagbaumas, jie atveža malkų, atveža net tualetinio popieriaus, kas yra įdomu, yra tualetai, yra kirvis paliktas, vis laik malkų būna, tai prisiskaldai, kuri nereikia tau rūpintis miške, ieškoti, žinai, pjauti medžių privačiuose miškuose ir panašiai. Manau, Lietuvai toks labai geras dalykas būtų, galėtų net būti jisai tos stovyklavietės su kažkokia prenumerata ar kažką tokio. Manau, žmonės būtų linkę mokėti už tai. Aš būčiau linkęs. Jo. Pasibėjau dar irgi toje pačioje Skandinavijai, kad važiuoji toli nuo miesto, 14 ar kažkiek kilometrų ir miške mokamas parkingas. Ir būtent per tą mokamą parkavimo vietą tiesiog surenkamas biudžetas ir tokiu būdu yra ta infrastruktūra palaikoma ir tie takai tvarkingi, žmonės arba ateina žygiuoja, ar eina pro šalį, ar kiti ateina ten pabėgioti, šunis pavedžioti. Irgi labai gera idėja, manau. Ta prasme, nereikia iškart, aš manau, kad tokiem dalykam nereikia iškart pulti ir daryti visoje šalyje, bet nuo kažko pradėti reikia ir bandyti. Turbūt mokamas parkingas labai gera idėja irgi būtų. Toks paprastas sprendimas, bet greičiausiai susilauktų priešpriešos. Taip, jisai susilauktų turbūt priešpriešos, bet kaip ir sakau, reikia ne visur tai padaryti, o keliose vietose ir pažiūrėti, kaip veikia. Po truputį žmonės pratinti, turbūt, nes yra tų žmonių, kurie būtų už. Tai jau gerai. Nes čia įdomi dalis ekosistemos paslaugų. Vis dar iki galo neaišku, kaip jas apskaityti, kokią naudą duoda, bet žinom, garantuotai, kad jos yra reikalingos ir kad mes turim kažką daryti, kad ta ekosistema tas paslaugas teiktų, arba kad mes galėtum būti vartotojai. Tai dar buvo ne taip senai apskritai, kad žmogui reikėjo sudaryti sąlygas tam miške lankytis ir kad jisai jaustųsi toksai laisvesnis, galintis kažkur nuvažiuoti ir kažką veikti ir tada tos sąlygos maksimaliai sudarytos. Kažkokia didelė teritorija, daug laužaviečių, daug stalų ir visi ten suvažiuoja ir toksai
užžesys, bruzdesys, bet panašu, kad dabar tendencija keičiasi ir žmonės kaip tik linkę mažesnėse grupelėse arba iš vis solo ar ne daryti kažkur tai atotrukius. Jo, visiškai sutinku. Tai, nežinau, dabar turbūt turim ir žygiavime, nežygiavime, stovyklavime turim 2 Lietuvas, gal net irgi 3 Lietuvas, tai yra žvejai. Yra žvejų, kurie gražiai elgiasi ir nepalieka šiukšlių, viskas tvarko. Yra ir kita pusė žvejų, tas pats su paprastais stovyklautojais, kurie tiesiog vieną kartą per metus turbūt nori išvažiuoti į mišką, nežino daug dalykų, pridaro klaidų, palieka galbūt šiukšlių ar dar kažko. Ir yra trečioji dalis, tai visi keliautojai, žygeiviai, dviračiais važinėjantis, kurie, aš manau, jau 99% elgiasi miške labai tvarkingai ir labai gerai ir atsargiai ir tai vat. Tai turbūt aš visgi manau, kad tie, kurie atvažiuoja kartais į mišką, irgi su laiku pradės suprasti, gerbti, turbūt reikia tiesiog apie tai dar kalbėti, pasakoti, kad ne tik jūs esat, bet yra ir kita dalis, tai visokie įvairūs žygeiviai, mes. Ir reikia kažkaip dalintis tą visą infrastruktūrą, nes, sakykime, vasarą, kai geras oras, tu žygioji ir nori kažkur apsistoti, stovyklavietėj, oficialioj. Ir vos ne žmonės, kurie atvažiavo su automobiliais, ten, kuriam laužus leidžia muziką, vos ne tave išvarinėja, kad čia mūsų, žinai, mes užėmėm šitą vietą, nors visiškai, ta prasme, tu bežygiuojantis žmogus, tu tiesiog pernakvoji, pavalgai ir tepi slidės savo keliais. Ir tai va, tai kažkaip reikia, kad vieni su kitais sutartumėm. Tai turbūt ir juos šviesti reikia ir įrodyti, kad yra alternatyvus laiko praleidimo būdas miške, gamtoj. Mano akimis, tai turi pirmiausia skirti laiko ir turėti šiukšlių maišą ir pirštines ir apsitvarkyti. Ir tada jau gali poilsiauti, ten stovyklauti, būti. Nes, dažnas atvejis, taip. Čia kažkokia tendencija yra, kad nuorūka, tai greičiausiai daug kas net neskaito, kad tai šiukšlė. Vis dar. Jų visur pilna ir skraido arba jos užkasa. Turbūt reikia, net jeigu žmogus meta nuorūkas, turbūt reikia jam priminti tai. Nes aš nežinau, kur aš skaičiau tą istoriją, kaip Facebook'e, man atrodo, kažkur skaičiau, kad žmogus visą laiką per savo langą matė, kaip jo kaimynas rūko ir meta nuorūką į kanalizaciją. Ir vieną kartą sakė, jisai jam pasakė, kad taip negalima daryti ir jisai, rimtai? Ir viskas, sako, daugiau niekada nebemetė. Tai turbūt reikia tiesiog priminti, gal kartais nebijoti. Ko gero. Jeigu randi tą tiesioginį šiukšlintą, tiesiog pati ta kultūra, jos nebuvimas vis dar yra kažkas to, ką reikia bendrom jėgom pabandyti išgyvendinti. Tai kokią nors nuotykį papasakok iš žygiavimo. Atėjo, kažkas nutiko. Tai žygiavimas pakankamai paprastas dalykas, kur... Nakvynė tada. Nakvynė. Gera tema. Kažkada irgi gal dviračiu bevažinėjant, gal žygiuojant, nepamenu, prie vieno ežero radau plaustą, savadarbį plaustą, jisai buvo padarytas nelabai fainai iš butelių ir viršui buvo sudėtos lendos, bet pagalvojau, labai faina plausto, tai sakau, pasistatysiu palapinę ir nakvosiu ant plausto ežere. Dar čia man buvo gal visų žygių pradžios tos visos, tai dar net nedrąsu būdavo labai nakvoti ten miške. Ir pasileidau šitą ežerą ir išplaukiau, nakvoju ir naktį girdžiu tokį bliovimą didžiulį, kaip, aš nežinau, garsas, kaip kažkokių filmų scena, kriokianti laumė, žinai. Reikėjo laiko, kol nuraminau save, kad tai turbūt yra rujojanti briedžio patelė arba kažkas panašaus. Tai turbūt per tuos nakvojimus miške ir ypatingai, kai būni vienas, labai susipažįsti tais miško garsais ir supranti, kad stirnos loja, kad gyvūnija laksto aplink tave ir kai tu miegi, jie tavęs nebijo irgi. Tai
Tai jo, tai tokios patirtis. Esame, aišku, susidūrę, atsimenu, vienam žygį žygiavau ir aš buvau tiesiog dalyvis, bet mes ėjom palei Dubysą, vorele žmonės ir šlaite turbūt mūsų žmonių grupė išgąsdino stirną. Stirna nežinojo, kur dėtis, ar bėgti į viršų kalną, ar į apačią. O pradėjo bėgti į apačią, buvo didelė mūsų žmonių linija ir jinai šoko per žmonės ir vienam žygeiviui spyrė į galvą. Tai... Turėjo atsitūpti. Jo, nieko baisaus ten nenutiko, bet va taip. Aišku, esu susidūręs su šernais miške. Gerai, kad aš pirmas juos pamačiau, tai spėjau užlipti medį. Tai toks adrenalinas irgi buvo. Turbūt, sako, kaip dažnai žmonės klausia, koks pavojingiausias gyvūnas Lietuvoje. Tai turbūt erkė ir šernas bežygiuojant. O kaip erkės, va tikrai karšta tema. Jo, karšta tema, bet aš noriu eiti mišką, tai aš mišką statau prieš erkės ir nekreipiu labai dėmesio iš tiesų į erkės. Aišku, visos saugomosi priemonės, ypatingai pavasarį, ankstyvą pavasarį, kai daug pievose ant žolių tų erkių būna, labai jos kimba ant tavęs, tai ilgos šviesios kelnės, susikiši į kojines, tokią prevenciją darai. Žinoma, kai jau vasara, tai turbūt labai nesujėtės tuo galvos, tiesiog kiekvieną vakarą, žinoma, reikia gerai apsižiūrėti, nes gali ir praleisti visur tas erkutes, bet turbūt nereikia labai bijoti, aišku, reikia pasiskiepyti visų pirma. Na, visko nepasiskiepysi, bet gera prevencija. Ir jo, visą laiką apsižiūrėti. Aišku, esu turėjęs, mano rekordas yra po dienos 30 erkių nusirinktų, nei ištrauktų gal 8, bet nusirinktų 30. Tai tiesiog nereikia bijoti, nes, aišku, sėdėsi namuose greičiausiai nesusirinksi erkučių iš miško, bet prarasi ekosisteminių paslaugų teikiamą naudą. Paradoksas, dabar girdžiu irgi netikrintų faktų ar istorijų, kad žmonės net miesto želdiniuose kažkur gėlynę sėdėjau ir ant suoliuko po medžiais ir prisinešiau erkutę namo. Jo, tai pilnai, ta prasme, pilnai tikėtina. Miesto parkai, tam pačiam Vilniuje Vingio parke tikrai tų erkių yra. Tiesiog klausimas, ar tu jas susirinksi ar nesusirinksi. Ir aišku, ir žmonės, kai sako, tų erkių, kad daugėja, tai aš nežinau, ar jų daugėja. Gal ir daugėja, sunku pasakyti, bet kas erkės perneš? Žiurkės, pelės turbūt, graužikai mažieji, o kas graužikus medžioja, paukščiai plėšrieji, o paukščiai nyksta, tai taip ir užsikuria visas tas ratas ir visa ta sistema, tai vat mums reikia daugiau paukščių. Koks tavo mėgstamiausias medis? Jeigu išsirinkti medį. Wow, čia tikrai labai sudėtingas klausimas, išsirinkti mėgstamiausią medį. Nu, turbūt aš iš pušynų kilęs, turbūt pušis. Jo, pušis greičiausiai. Ką padarysi? Aišku, kai buvau dar žalias ir nieko nesupratęs apie mišką ir kaip jisai veikia, tai visai galvoju, kad oi, tai tik pušynuose faina būti. Bet kuo toliau, to labiau suprantu, kad visokie mišrus įvairūs plačialapių miškai yra dar fainesni. Ten visko yra, ten yra gyvybės iš tikrųjų, nes tai žinoma, užėjus į ūkinį mišką, ūkinį pušyną, kuris yra, kaip čia pasakyti, netoks tankus, ten rečiau sutiksi gyvūnų, gali sutikti lapę turbūt, stirną, kartais briedį, bet tokiam ūkiniam miške nedaug maisto, tai ir ta bioįvairovė mažesnė, tai taip, man patinka pušis, bet plačialapiai miškai irgi labai faini. Buvau dabar, kaip pasakai, ūkiniai pušynai, tai taip ir įsivaizduoju tą tokį statų, daugmaž panašaus kamieno skersmens mišką, kur apačioj tiesiog paklotė nėra krūmų ar ne, greičiausiai ten vienas kitas. Ir toks miškas labai pramatomas, toks tarsi saugus, gal nepatyrusiam žmogui, kuris
vėl miške rečiau būna ir ten nėra praleidęs nakties, ar ne, jam jisai gali būti tiesiog tokius primatinius saugumo jausmus keliantis, kad aš matau toli ir čia niekas negresia. Šviesu, taip kažkaip sausa. Gal aš sutikčiau naujokų žygeiviai, taip gali atrodyti ir šiaip turbūt visiems žmonėms, kurie rečiau išeina į mišką, jiems turbūt yra maloniau vaikščioti palei tokį mišką arba per tokį mišką, kai gali toli matyti jo ir niekas tau nebaisu. Bet, nežinau, galų gale, jeigu renkiesi kur nakvoti miške, turbūt nori kažkokios užuovėjos, kažkur pasislėpti. Tai, žinoma, nieko blogo nėra ir tie ūkiniai miškai ir tam tikrose vietose turbūt nereiktų ūkininkauti visoje Lietuvoje. Kuriuose, pavyzdžiui? Kaip sakai, tam tikrose vietose nereikia? Jo, aš turiu omeny, kad viskas tvarkoje yra su ūkiniais miškais, bet turbūt reiktų mum ypatingai saugomose teritorijose pasilikti, tikrai bent dabar pakankamai maža dalis, aš norėčiau, manau ir visi norėtų, kad būtų didesnė dalis tų tikrų miškų, kur su storom pušim, žinai, išvirtusių beržynų, ten eglynų ir panašiai, tokias mini sengirių, tai tikrai labai trūksta. Tai pavyzdžiui, tas pats Labanoro parke yra Kiaunėliškio rezervatas. Rezervatai šiaip retai Lietuvoje būna tokie miškai pušynai, nes dažniausiai rezervatai yra pelkės vis tiek Lietuvoje. Tai ten yra senas tikrai miškas, nežinau, 160 ir daugiau metų, tokia vos mini sengirė ir kadangi jinai yra neliečiama, ten labai gerai atrodo tas miškas. Kai žmonės sako, kad jei neprižiūrėtas miškas užvirs ir nebus praeinamas, tai taip, pradžioje jo, bet paskui miškas susitvarko, nes kai nelietė jo, tai bioįvairovė didėja ir viskas, ta prasme, kas nuvirsta, greitai susiskaido. Tai mums ir tokių reikia miškų, ta prasme. Aš norėčiau asmeniškai bežygiuojant rasti daugiau tų neįžengiamų miškų. Aišku, jų yra visokiose šlaituose upelių ir panašiai, tai va tas labai faina, bet manau reiktų daugiau. Neįžengiamos girios, kurias būdamas patyręs žygeivis tyčia ten ir nori nužygiuoti. Taip, nori atrasti kažką, nes turbūt žinai, kad įdomiau yra ten, kur žmogus nėra prisilietęs. Turbūt dažnas mūsų ir keliauja dažnai į tokias vietas, į šiaurę mėgsta, kur žmogus gal nėra buvęs ar panašiai, kaip anksčiau dar vis įvairūs Lietuvos vyresni žygeiviai traukdavo į Šiaurės Sibirą, dabar jau traukiam į Šiaurės Suomiją ir panašiai. Tiesiog pažygiuoti ir pakeliauti, pamatyti tų vietų, kur nėra žmogaus veiklos. Tai vis laik, manau, smagiau miške einant nesutikti kito žmogaus, nesutikti kažkokių, nerasti statinių, o tiesiog jausti tą nuolatinę gamtą. Tai va turbūt mes net žygiuodami dažnai tokių vietų ir ieškom. Tokių įvairesnių reljefos formų ir įvairesnių reljefo formų. Jo. Studijavai geologiją? Studijavau geologiją, bet studijavau geologiją magistrę tik tai. O bakalauras buvo mikrobiologijos ir biotechnologijų. Bet tai yra vis tiek, manau, arti gamtos. Sugebėjau surišti abi šias sritis vienai per kitaip, bet geologijos mokslas tai tikrai labai padėjo suvokti, kaip pasaulis formuojasi. Iš tikrųjų rekomenduočiau visiems susipažinti su geologija. Yra net tokia labai gera knyga, gal truputį ir būtų žmonėms per sausa, bet Motuzos knyga Kaip veikia Žemė, lietuviškai išleista, tokiais trumpais, nedideliais skyriais, aprašyta, kaip geologija prisideda prie Žemės, viso formavimas to. Tai labai geras dalykas, nes iš esmės, kas yra geologija, viskas absoliučiai. Mes gyvenam ant Žemės, tai mes formuojam reljefus, mes kasam, geologija padeda išlikti rūšims, padeda formuotis naujoms rūšims. Tai viskas yra geologija. Tai labai įdomi tema iš tiesų geologija. Aha. Ir žygiuojant geologijos
tas žinias panaudoji, ta prasme, edukuoji kitus, daliniesi. Jo, Nori. stengiuosi, iš tiesų stengiuosi, nes dažnai Lietuvoje visgi mes neturim kalnų, neturim kažkokių labai įspūdingų vietų, nes dažnai būna žmonės sako, o tai kur čia eiti, viskas yra vienodai. Tai netiesa, yra įvairių reljefo formų ir per tą geologiją turbūt tik ir atrandi, tu supranti, kaip formavosi ta vieta ir tada gali žmonėm papasakot. Vis laik pasakam, žinoma, apie ledynus, nes ledynai suformavo mūsų visą Lietuvos tą paviršių, tai ir ežerus visus, tai ta prasme viena turbūt pagrindinių temų, kurią gali papasakoti apie Lietuvos gamtą ir yra geologija. Žinoma, ir biologija, bet aš turbūt taip neišmanau taip gerai, bet stengiamės kažką papasakoti vis tiek. O kaip manai, tas backgroundas, jisai žygiuojant tam, arba net nebūtinai žygiuojant, o kažkaip vienaip ar kitaip leidžiant laiką gamtoje, jisai turi skirtumą. Nu, ta prasme, tu studijavai biologiją ir geologiją, tai tau gamta yra artimesnė negu žmogų, kuris studijavo informatiką. Nežinau, labai sunku pasakyti, turbūt labai kiekvienam žmogui individualiai šitas dalykas būtų, bet aš turbūt ir studijavau šitos mokslus dėl to, kad iš anksčiau mėgau gamtą ir man tai atrodė svarbiausias dalykas pasaulyje. Aš taip ir rinkausi tos mokslus pagal tai, kas man įdomu, nes teko man ir mesti studijas ir perlaikyti egzaminus, kad įstočiau ten, kur noriu, bet žodžiu, kryptingai to siekiau. Nors pagrindinė turbūt idėja buvo ne kažkokią karjerą iš to daryti, o tiesiog gauti žinių. Ir tikrai gautų žinių, tada formavosi naujai požiūris į gamtą. Jo, tai turbūt tas požiūris yra truputį kitoks negu kitų žmonių, kurie nesimokė gamtos mokslo, bet gal tada mūsų darbas ir yra toks, kad mes turim šviesti ir pasakoti jiem apie tai, kad jie irgi pajaustų gamtą iš tos kitos pusės, pagalvotų apie tai, kad yra to dalis. Tai šviesti šitom temom dabar ir yra tavo karjera? Nežinau, sunku pasakyti, aš gal norėčiau, kad būtų dalinai. Turbūt stengiuosi kartais žmonėm kažką parašyti. Tai gal didžiausia problema yra ta, kad aš nesu kažkoks mokslininkas ir panašiai ir negaliu įsigilinti labai gerai į tas temas, kad plačiai pasakočiau. Bet iš kitos pusės gal tai yra ir gerai, nes aš galiu pasiimti tą informaciją iš mokslininko ir kurie, pavyzdžiui, rašo tam pačiam Facebook'e ir kažkaip kitaip perteikti paprastai. Nes faktas, kad turbūt daug žmonių, paprastų žmonių, tokių kaip aš, turbūt dažnai bijo kalbėti kažkokiems temomis, nes bijo, kad jos užgoš profesionalai, pavyzdžiui, kažką pasakys, kad čia blogai prastai kalbi, bet iš esmės, nežinau, manau svarbu yra kalbėti, nes jo, mokslas labai gerai, bet jeigu nekomunikuoji, tai yra blogai. Tai jau geriau kažkas komunikuotų, kad ir ne taip tiksliai, bet į tą pusę. Mačiau ir įdomią mintį, kad kai nori gauti atsakymą, žmogus Reddit'e parašo klausimą, tada prisilogina iš kito akaunto ir parašo visiškai klaidingą atsakymą. Ir tada visi pradeda taisyti. Jo, esu girdėjęs šitą. Sako, čia yra geriausia taktika, nes jeigu tiesiog tikiesi to profesionalaus atsakymo, tai žmogus nelinkęs, bet dažnai tie visiškai genialūs specialistai, jie linkę skirti laiko taisymui, o ne edukavimui. Jo. Kad viskas būtų teisinga. Arba apskritai apie tai nekalbėkime, arba kalbėkime jau visiškai taip, kaip yra iš tikrųjų, nes kažkas žino geriausiai. Tai iš esmės, jeigu aš kalbėsiu ne iki galo teisingai, greičiausiai pataisyti ir tai bus geriau. Tai svarbiausia, turbūt, tai išeina svarbiausia yra nebijoti kalbėti ir pasakoti kažką. Tai nežinau, pasakosiu, stengsiuos daugiau pasakoti irgi, mąsčiau ilgai apie tai, kad svarbu ir pats to noriu, tai aišku, man su tuo rašymu nėra labai
nėra labai smagi veikla, bet bandysiu. Visgi pritraukiam tą įvairią auditoriją, žmonės pradeda daugiau žygiuoti, daugiau domėtis mišku, žygiavimo kultūrą, tai man atrodo reikia nesustoti ir kalbėti, pasakoti. Tai socialiniai tinklai, turbūt įrankis, ar ne? Labai geras įrankis. Naudojasi. Jo, naudojasi socialiniais tinklais turbūt visais. Visais, tik ne X, ne Twitter buvus. Visais kitais naudojasi. Ir jo, aišku, sunku, kiekvienam yra skirtingai, kiekvienam kitaip yra siekiama tos auditorijos, bet tai nebuvo niekada mano pirminis kažkoks tikslas. Gal pirminis tikslas yra tiesiog parodyti, tai patogiausia tai yra daryti nuotraukomis Instagrame, pavyzdžiui. Žmonėm patinka nuotraukos, tai, žinai, matyti vaizdą svarbiausiai, dažnas neskaito, bet kadangi turim tokius gerus tinklus, ta prasme, tai tikrai galim siekti ir pasakoti apie naujus dalykus, nežinomus žmonėms, o turbūt dar tas dalykas, kad reikia kartot pastoviai, nes žmonės pamiršta dalykus. Aišku, kitas klausimas, kaip yra pasiekti tą auditoriją, kuriai tai yra visiškai neįdomu. Ta prasme, aš suprantu, kad galbūt yra žmonių, kur tikrai yra žmonių, kuriem neįdomu jokie žygiai, miškai ir panašiai. Manau, kad visgi jie turėtų žinoti, kaip elgtis miške, net jiem tai neįdomu ir jie ten labai retai lankosi. O gal net kažkas ir žino, tik nenori. Tai sudėtingas su žmonėm. Aš irgi dar pamąstu apie tai, kad mes turim kažkokį supratimą. Mes tai kalbu apie, kad jau čia susitikom ir kalbam, ar ne, ir kažkoks polinkis į gamtą ir ten vienaip ar kitaip manome išsiaiškinti, ką reiškia būti gamtos dalimi, kaip mes čia galim nepakenkti ir kaip galim gauti tas ekosistemos paslaugas. Ir turbūt viena yra pasiekti tuos žmonės tolimesnius, kurie būtų kaip tie naudos gavėjai, kurie mes galim išnešliuoti, bet kita yra užmėgsti ryšį su tokiais pačiais, ar ne? Tarkim, mes irgi visiškai Instagramo dėka. Taip, visiškai. Net sunku pasakyti, kur ir kaip ir ką, bet žinome apie vienas kitą egzistenciją ir galų gale sutinkame gyvai ir tada jau pradeda galvoti, kad čia kažkada reikėtų pažygiuoti. Jo, kuriam ryšį, kuriam tinklus, susipažįstam. Iš tikrųjų, su labai daug žmonių esu pradėjęs žygiuoti vien tik dėl Instagramo dėka, susipažinau su kažkuo, susiradau draugų naujų, bendraminčių, labai apsikeičiam įvairiom idėjom. Geras dalykas turėti tą didelį pažinčių tinklą iš tiesų. Jo, tas svarbu, tu dar paminėjai tas ekosisteminės paslaugas, vėlgi aš pagalvojau ir šiaip gal net kažkur esu girdėjęs tą mintį, kad žmonės yra visai kažkaip linkę viską sieti su pinigais ir tai gal mums ir tą iš tiesų reikia gamtos visą saugojimą ir ekosisteminės paslaugas labai aiškiai iškomunikuoti per piniginę prizmę, kad žiūrėk ir padalinti per gyventoją Lietuvos, pavyzdžiui, ne, sakykime, mes turim tiek paukščių rūšių, reiškia, tai kainuoja ta prasme, tai kainuoja tiek ir tiek, kaip per žmogų. Ir žmogus, manau, vis laik norėtų, nežinau, aš tik manau taip, norėtų padidinti tą vertę tada. Tai jeigu kažkaip mes jam įdiektumėm, kad tie miškai, vis švarus vanduo ypatingai, ne, visa gamta, rūšių įvairovė turi didelę piniginę vertę, tai manau ir bus didesnis noras tai saugot. Čia gerą temą palietėt. Ką tik, sakykime, čia 1000-mečių pradžioje, prasidėjo carbon credits dalykas. Anglies dvideginį absorbuojame, reiškia, kad darom gerai. Kiti galbūt sako, mes toliau norime intensyviai vystyti pramonę ir ten nieko nedarome, bet mes gaunam pinigus, pinigai yra mūsų KPI aiškus toksai ir tada mes offsetinam. Ir tada atsiranda biodiversity credits, ar ne? Tekia girdėti. Irgi kažkas tojo kol kas dar pakankamai abstraktaus ir
greičiausiai dar, nemonetizuota, nematerializuota, bet va, ką pasakyti, panašu, kad ten linkmė ir einama, kad tiesiog indikuoti, ką mes turime, tada visą tai turi vienokią ar kitokią, ten, kaip pavyzdys, atkūrimo vertę, ne? Kiek kainuotų, tarkim, tas rūšis atkurti ir tada iš karto atsiranda skaičiai, kuriuos susumuoja ir jau gaunasi greičiausiai labai neįtikėtinai solidžios sumos. Jo, labai didelės sumos, milijardais iš tikrųjų, nes ES tikrai tai kažkaip vienaip ar kitaip reglamentuoja, kokios tos, ta prasme, sumos, kiek daug mes išsaugom, sakykime, gamtos ir kokia ta suma. Ir jinai iš tikrųjų yra didžiulė. Jo, tai aišku, ir tie carbon kreditai irgi įdomi tema. Nežinau, iš tikrųjų esu girdėjęs, gal nežinau kokios šalyse, kad įmonės turbūt gali sodinti miškus ir taip liktai už tą mišką, kad jisai yra, tai moka kaip vietoj tų taršos leidimų, ATL, kaip carbon kreditą, tiesiog sodinant mišką, o ne kažkur išvežant ir laidojant Norvegijoje, pavyzdžiui. Jo, irgi offsetina ir kitur. Ir schemų visokių ir įvairiausių. Įdomu, tiesiog galvoju apie tą žmogų, kuris, kaip pavyzdys, jau kažkodėl, nežinau, informatika, nes man atrodo, kad čia kažkas to, kur yra kompiuteris ir žmogus, ir laidai, žinai, ir ryšys, tinklinis toks, ir tiesiog tu darai kažką tokio jau nematerialiam pasauliu visiškai ir todėl galbūt jie, toks tas vaizdinys, atrodo, kad jam irgi labai reikia į gamtą. Ir dažnai tie žmonės, aš pats pastebėjau, kad visai jau kitokį požiūrį turi ir žymiai jautresni yra ekologijai. Ta prasme, jiems būtent kirtimai jau atrodo yra kardinalu, radikalu ir blogai. Įdomu, kaip tie žygiai, šitavo ratai, taip vėl pabandyti suskirstyti į kategorijas kiek įmanoma, ar ne? Vieni vienaip žiūri, kiti kitaip žiūri. Jo, tai visose turbūt ne tik tarp informatikų, kaip tu minėjai, bet turbūt tarp kiekvienos specialybės atstovų ir šiaip tarp įvairių grupių galim išskirti skirtingas žmonių grupės, kaip tu sakai, ir kurie labai kritiškai tai žiūri, žodžiu, viena pusė ir kita pusė, kurie vieni labai prieš. Žinoma, dauguma žmonių yra prieš, bet retas, kuris sako, kad to iš vis turbūt nereiktų daryti. Nežinau, man irgi labai sunku pasirinkti, žinai, kurią čia pusę atstovauti, tai gal aš neatstovausiu jokios pusės, čia tik mano nuomonė, kad visgi mes esame maža šalis, ne? Mums medienos reikia, mums reikia vis dar, gal kažkada bus, kai mums nebereikia, galėsim, žinai, importuoti iš kažkur, pavyzdžiui, bet vis tiek toj pačioj žemėje gyvenam, tai vis dar kažkiek reikia. Tik faktas, kad žmonės labiausiai skaudina yra kirtimai saugomas teritorijose. Žinai, aš pats, žinai, kai esu nuo Labanoro, kaip sakau, tai kai tu važiuoji ir matai, kad yra plynė iškirsta didelė, tai kažkaip, o tai neturėtum čia saugot. Taigi čia parašyta saugoma teritorija, herbe yra skydas saugoti teritorijas ir čia mes kertam, žinai, didelį plyną kirtimą, tai... Bet ten yra ūkiniai miškai, tai aš manau, kad reiktų kažkokį daryti tam perėjimą iš saugomas teritorijose mažinti ūkinių miškų ir aišku, tas miškingumas Lietuvos didėja plote, nežinau, tikriausiai tūryje ne, bet reiktų gal galvoti apie miškingumo didėjimą kitose vietose, irgi nebūtinai saugomas teritorijose, nors aišku, saugomų teritorijų procentas Lietuvoje tik didės, žinai, mes turim pasiekti 30% Lietuvoje saugomą teritorijų tą kiekį. Iki kada? Nežinau, iki kada, gal 35, nespekuliuosiu, kažkada turim pasiekti, žinai. Tai ir nežinau, sunku turbūt išlaviruoti, kaip čia reiktų tinkamai elgtis su gamta, bet faktas, kad žmonės nenori kirtimų, tai reikia turbūt galvoti, kuriuos daryti. Nes iš tikrųjų, jeigu pagal tai gali pastebėti, manau, tą tendenciją, kai jeigu yra kertamas miškas ten, kur žmonės nesilanko, tai kažkaip niekam ir neįdomu, ne?
Bet jeigu kertamas miškas ten, kur žmonės eina, pavyzdžiui, mato ar pravažiuoja, labai geras pavyzdys turbūt Molėtų Ignalinos kelias, kur kalniukai tokie, visi labai mėgsta pro ten pravažiuoti, labai vaizdingos vietos. Ir kai tu važiuoji ir matai, kad šalia yra iškirstas miškas, kažkaip neigiamai rezonuoja. Tai arba ypatingai dar, kai šalia ežerų, kur žmonės mėgsta stovyklauti, yra iškertamas miškas. Tai irgi neigiamai rezonuoja ta žmonės, nes jie mato ir tai įtakoja jų jausmus, daro įtaką jausmams, tai... Ir tada norisi suabsoliutinti. Jo, norisi suabsoliutinti. Tai aš linkiu, kad saugomas teritorijos reikia griežčiau saugoti. Man tokia mintis būtų. Bet taip, tarp žmonių turbūt vis tiek labiau ir tarp žygeivių irgi vyravo nuomonė, kad reikia nekirsti arba kuo mažiau kirsti. Ta prasme, faktas, kad turbūt sunku būtų iš vis palikti nekirsti, nors aš manau, kad susitvarkytų miškai ir patys, bet visgi mes esam žmonės, turim ekonomiką, bet siekime sumažinti tai. Dalis tų miškų yra ir privatus tiesiog. Ne? Tai turbūt, taip iš tos socialinio intereso pusės gal tikrai galima kalbėti apie valstybinius miškus, kaip ten kas, bet apie privatų šiek tiek sudėtingiau ir taip staigiai pakeisti kažkokius reglamentus mažai šansų. Jo, sutinku, bet iš esmės tai jo, privatus tai ir liks privačiu, bet dabar žmonės dažnai kovoja su tai, kad valstybė kerta, žinai, turbūt labiau tai juos rezonuoja, nes žmonės kažkaip gal net taip griežėsi į tą privatų turtą, nes žmonės labiau supranta turbūt, kad valstybiniai miškai yra mūsų miškai, mūsų visų miškai. Tai gal tai labiau rezonuoja, o aš nežinau, koks yra procentas Lietuvoje privačių, koks yra valstybinio, bet ir turbūt reiktų ir privatiems miškams sugriežtinti saugomas teritorijose, nors aš pasikartosiu, kad nežinau miškų kirtimų įstatymų ir panašiai. Niuansai. Bet šitą tendenciją, apie ką kalbėjo, mano manimu, jinai anksčiau ir vėliau turėtų išsirutulioti jau į faktus, nes ir jaunesni ir vyresni mano taip pat, nes ką tada iš vis reiškia saugomos teritorijos, ar ne? Nes tie plini kirtimai, taip jų apibrėžimas ūkiniuose miškuose jau gali būti biržės didesnės ir kas dar greičiausiai 4. grupė, tai tada kirtimo amžius šiek tiek ankstesnis, ar ne? Tada saugomose galbūt tenais jau yra 3. arba net 2. grupė, bet jo, plynieji yra skausmingas toksai dalykas. Jo, skausmingas ir turbūt tada, tai neleidžia susiformuoti tom tokiom, nežinau, salom senų brandžių miškų, kur galėtų gyventi gyvūnija, kaip pavyzdžiui, nežinau, vis tiek turbūt dažnai biologai randa visokių plėšriųjų paukščių lizdus aplink pelkės įvairias, ne? Kodėl aplink pelkės? Nes ten mažiau žmonių veiklos, mažiau ūkinės veiklos, o plėšriem paukščiam, ne, jūriniam ereliam, juodiem gandram reikia tikrai tų senų, gerų, drūtų medžių, kur galėtų jie įsirengti tuos lizdus, tai va taip ir mažėja. Tada, žinai, vaikštai arba kad ir žygiuoji po ūkinį mišką, nežinau, iš Marcinkonių išeini ir matai, kad pušis yra 10 cm storio vis dar ir kur tik pažvelgsi, tas ir yra, žinai, ir nesutinki dažnu atveju gyvūnų. O klimato kaita, kaip tau būna, kaip ten tas tokia panika ir klimato kaitos? Nežinau, man asmeniškai gal panikos labai didelės ir nėra, bet žinoma, kad klimato kaita egzistuoja ir mes ją matom. Ir aišku, per savo trumpą gyvenimą jau ir mačiau ir krušų gerų ir panašių dalykų, tai tame ir esmė yra, kad klimato kaita būtent labai viskas stipriai keičiasi ir labai sunkiai sustabdomas procesas. Ir geologinis procesas, ne? Ir reikia visom išgalę mažinti tai. Dažnai mes galvojam, girdim kaip kalba, kad reikia
kažkaip tą CO2 fiksuoti, laidoti ir panašiai, bet, pagrindinė dalis tai iš tikrųjų yra sumažinti savo išmetimą, tai kietojo kuro deginimą sumažinti, žinai, ir, o fiksuoti CO2 miškuose, tai jo, panikos neturiu, manau, kad galų gale mes pereisim prie to, nežinau, ar nebus per vėlu, bet akivaizdu, kad visi tai supranta ir vis daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių ir Lietuvoje diegiama ir aišku, turbūt sunkiausiai bus atsisakyti visiems automobilių kūrų varomų, bet gal su laiku kaip nors sugebėsim. Galimai. Nes taip irgi kalbam apie tai, kad vykdami kirtimai ir kirtimai vykdami, nes pasiekia tą ūkinę brandą medžią. Tai jie buvo kažkada pasodinti, taip atrodo, kad su tuo tikslu, kad kažkada bus nupjauti ar ne, tai, tarkim, pati pušis, taip ir 120 metų, tai praeito 1000 pradžioj. O miškininkystė Lietuvoje tokia, kur mes išpjauname mažiau negu priauga to tūrio, bet tas rezultatas, dabartinis, tie plynai pjaunami pušynai, jis yra toks akivaizdus ir taip lengvai jį indikuoti visiems žmonėms, kad yra kardinalus ekosistemos pokytis. Taip staigiai pakeisti viską, maždaug nebepjaunam, neišeina. Ir kažkas panašaus atrodo ir su klimato kaita, ar ne mes supratome, kad jau tai yra suirutė, kad jau mes einame downhill ir mums reikia staigiai keistis, bet neišeina. Jo, žmogus toks padaras yra, kuris staigiai nieko negali padaryti, kol neateina kritinis taškas, tada iškart padarom, ta prasme, kol mum nespaudžia, žinai, kol nereikia, tol nedarom. Ne, darom po truputį, kažkiek judam, bet kol nešakės bus, tai nieko panašu nedarysim. Na, aišku, sunku visiems turbūt, sunku susitarti, sunku kažką daryti, o dar sunkiau turbūt žmogui pačiam matyti arba judėti tą linkme, žinai, ekologijos, tvarumo ir panašiai, kai tu žinai, kad yra kažkur pasaulio šalis, kuriai tiesiog visiškai vienodai viskas yra ir jie, žinai, degina kurą ir visa ekonomika stovi ant iškastinio kuro, pavyzdžiui. Tai jo, bet aišku, reikia pradėti nuo savęs, tai jeigu kažkas galvoja ne apie pasaulį, tai galvokit apie savo šalį, apie save, apie savo šeimą, apie savo draugus vis tiek, nes reikia gyventi tvariau, švariau, gražiau ir turbūt neapsileisti ir siekti geresnio rytojaus vienaip ar kitaip kažkaip. Pritariu. Tai koks artimiausias tavo žygis dar numatomas, įdomu išgirsti? Oi, tai žygis, tai nežinau, net. Planuoji taip? Aš taip tiksliai labai gal neplanuoju. Žinau, kad darysiu žygį prie Ukmergės. Šiaip gal tik vieną kartą nesu buvęs, tai noriu daugiau vietų tų atrasti panašių, įdomių, naujų. Ir dar vienas žygis bus planuojamas. Čia kalbu aš viešai, apie viešus žygius, aš juos žmonės pakviesiu, tai galit mane pasekti socitinkluose, tai parašysiu apie tai. Ir kitas bus nuo Elektrėnų einant link Neries, tai ten per miškus visus, ten prieisim Latvijų piliakalnį, Grabijolų kaimą, tą vieną gražiausių Lietuvos kaimų pripažintų. Tai tikrai fainai turėtų būti. Filmai iškina? Ne, čia turbūt čia bus vienos be nakvynės. Šiaip retai, kada vedu žygius viešus su nakvynė. Jo, būna kartais tokius. Turiu ten tokį vieną, pavyzdžiui, tradicinį hamakų žygį, kai skatinu žmonės pasiimti, kas turi, kas nori, kas gali hamakus ir nakvoti, nes toks naujas dalykas visiškai, kaip naujas, Lietuvoje naujas dalykas, bet žmonės vis, mėgsta ir čia irgi. Vieniem patinka nakvoti hamakas, kitiem nepatinka. Tas pats geras dalykas, kad tai hamakas nėra nieko reglamentuotas dar Lietuvoje, tai gali kabinti kur nori praktiškai, žinai, aišku, visąlaik žiūrėkit, nepažeiskit medžio, bekabindami hamaką, bet žygiai dažnai turbūt taip daug ir problemų sprendžia, ypatingai tose vietose, kur ypatingai griežta yra ir negalima statyti, pavyzdžiui, palapinę, ne? Gal nesakysiu kur, bet
bet hamakas daug dalykų išsprendžia. Net užsienį keliaujant turbūt irgi dažnai. Tai ir lengvas susipakuoja. Jo, lengvas susipakuoja, kabini bet kur, 2 medžiai yra, tavęs turbūt niekas nemato, kaip aš esu vieną kartą nakvojęs hamake, kadangi tu esi virš žemės, vis tiek kažkokiem aukštė, yra pakabintas tentas, tavęs nelabai kaip ir matosi, tu ten daug nejudi, tai prie manęs, prie pat šalia atėjo 3 stirnos, atsigulė ir tiesiog pranakvojo visą naktį. Tai aš pažiūrėjau, aš jas matau, jos manęs nemato. Okei, tegul nakvoja, nakvojom 4 tada. Jau užsienyje žygius, kažkaip tu turi tokias irgi idėjas, kur labai norėtum. Tai Europoje turbūt, pavyzdžiui, Švedijoje labai fainas yra tas King's Trail. Norėčiau kažkada išbandyti. Kas čia dar iš tokių? Žinoma, JAV norėčiau pažygiuoti PCT gal Ramiojo vandenyno trailą, bet turbūt ne visą, nes nežinau, ar aš noriu 5 mėnesius eiti. Bet tų vietų tikrai gražiai yra, tai yra ir trumpesnių, ir ilgesnių trailų, tai net aš turbūt skatinu irgi labai žmonės, jeigu jūs išsirenkat kažkokį trailą, tai atsiminkit, kad jums nebūtina jį visą pereiti. Jūs galite tiesiog trumpą atkarpą praeiti. Tas pats Lietuvoje yra. Lietuvoje mes irgi tų trailų gal daug tokių oficialių neturim, bet žinom, kad turim dabar labai populiaru yra Kamino Lituano įvairius keliai, tai tiek Kamino Žemaitija, Kamino Aukštaitija ir panašiai. Tai ir daug žmonių eina, tai, žinai, skatinu visus irgi eiti, kad ir savaitgalį atkrapomis. Taip pat turim Forest Trailą, miško takas lietuviškai. Būtų tai jis eina per Lietuvą ir per Latviją ir per Estiją. Tai labai faina turėtų būti šiaip gerose vietose padarytas tas maršrutas, tai irgi skatinu išbandyti. Į Google įsivedus tikrai surasit. Ypatingai, aš Lietuvoje nejau, eisiu kažkada dar. Aš į Latviją esu praėjęs, tai labai fainas. Daug miškų, palei upės įvairias ir panašiai. Tai va ta kultūra po truputį kūrėsi ir Lietuvoje. Aš irgi kažkada bandžiau nubraižyti tokį trailą per Lietuvą. Nubraižiau, yra žmogus, Algimantas, kuris praėjo dalimis tą visą trailą, tai tikiuosi, kad liko patenkintas. Tai yra nuo Visagino iki Lazdijų, palei per miškus. Rytinę, pietinę Lietuvos dalį, kur yra smėlynai, viskas dėl ledyno. Per Labanorą, per Aukšties nacionalinį parką, Dzūkijos nacionalinį parką, aplink Rūdininkų girią. Ir man šitą trailą irgi galite išbandyti, parašykit man, surasit. Arba jo, yra mano ten Instagramo bio Linktree ir ten yra linkas. Kodėl aš ta prasme, jisai nėra žymėtas nei ką, yra tik maršrutas padarytas. Kodėl aš jį norėjau padaryti, tai tas dalykas, kad, pavyzdžiui, Kamino Lituano apima daug ką, bet tai nėra grinai takas miške. O aš stengiausi padaryti tą, kad būtų miške ir kuo mažiau tau civilizacijos. Ta prasme, kad tu eini ir nepraeini ten didelių miestų ar kažko panašiai. Kartais praeini, kad pasipildytum atsargų, pavyzdžiui, ten keli kilometrai nusukimas į miestą, kad galėtum į parduotuvę žiūrėti, nusipirkti kažko pavalgyti ir panašiai. Ir kitas geras dalykas, kad nežinau, kaip čia yra išėję, kad geležinkelis eina irgi vis laik per visą Lietuvą per tuos smėlynus, nuo Marcinkonių, per Vilnių ir tada iki Turmanto. Tai kad labai patogu atvažiuoti traukiniu. Tu atvažiuoji traukiniu, pradėjai kažkokią maršruto dalį, po 2 dienų, po dienos gali išvažiuoti iš kitos stotelės traukiniu. Tai turbūt čia tai yra tas didžiausias patogumas šito trailo. Tai pamėginkit. Jeigu mėgstat nuotykius laukiniai gamtoj, kur nieko nebūtų, arba mažai būtų civilizacijos, tai rekomenduoju. Gerą rekomendaciją. Labai intriguoja. Aš tik irgi turiu pakabinęs tą Baltic Trails žemėlapį ir dabar žiūriu į tą atkarpą nuo pasienio, realiai, nuo Veisiejų berods iki Kauno ir tada už Kauno. Ir taip pasvarstau, kada ir kaip būtų galima jį tiesiog įveikti, nes į vieną pusę nukeliauju ir tada pareini namo, arba iš namų išeini. Aš tai mėgstu pareiti namo. Aš visą laiką kažkaip visus tos žygius kažkaip ir taip planuoju, kad
nebūtinai namo, bet arčiau namų. Mhm. Tai jeigu aš ten esu ėjęs per Estiją, tai ėjau nuo šiaurinės dalies į pietinę, tas pats per Latviją irgi nuo šiaurinės į pietinę, kad būtų arčiau namų, arčiau namų arba arčiau užsienį, arčiau oro uosto. Nes galvoju, aš būsiu pavargęs po žygio, aš nenorėsiu niekur kažkur važiuoti dar, kaip pavyzdys. Tai jo, tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tas trailas irgi, kuris čia pas tavo kabo, tas Forest trailas yra padarytas Lietuvoje. Mhm. Ir per Kauną eina. Jo, Per Širgį. Visiškai. Ir jisai greičiausiai yra žymėtas, ar ne? Kur tu... Jisai turėtų būti žymėtas, aš nežinau, kaip jisai gerai Lietuvoje sužymėtas, Aha. kai jau per Latviją jisai buvo gerai sužymėtas. Ta prasme, jisai buvo taip sužymėtas ir aš manau, kad taip gal tokie trailai ir turėtų būti sužymėti, kad tu visą laiką kažkur tolumoj matai tą pažymėjimą ir jeigu tu jau už posūkio yra naujas žymėjimas, pavyzdžiui. Aišku, vis laik reikia vis tiek naudotis navigaciją, bet sumažina tą galimybę kažkokią pasiklysti, tai visai tas faina, kad yra tas žymėjimas. Aišku, turbūt žmonės gal kartais tuos ženklus ir sugadina. Specialiai nori, pavyzdžiui, sugadinti. Esu girdėjęs tokių dalykų, kad ir Kamino Lituanė metro maršruto žymėjimą kai kur sugadina, kad neįtų žmonės, tarsi kažkodėl kažkam yra blogai, kad kaip netoli jų praeina žmogus, ne? Tuntai, sako. Tuntai eina. Jo. Čia panašiai kaip kokiais 90-aisiais turbūt pradėjo tuos žymėjimus kelią daryti su plastikiniais, tais tokiais kuoliukais, Jo. žmonės juos išsikasdavo ir tipo, kažkur naudodavo, o paskui jau turbūt tai tapo tokiu daiktu, kur tau nebėra skirtumo. Jo, nebėra skirtumo ir labai svarbių daiktų. Jo, tas trailas, reikia pagalvoti, jis jau yra visur pažymėtas ir ar klaidins ar neklaidinsi žmonės ten vis tiek trinsis. Dar didesnį tikimybę, kad klaus kelio. Jo, Trikdys gal užeis ramybę. pas tau, žinai, paprašyti Jo, vandens, paradoksalu. kažko tokio. Bet irgi, tada ir klausiu apie tą užsienį, ar esi kažkur tai numatęs, nes, taip tendencingai atrodo, kad kažkur kitur yra kažkas tai tokio, kažkas tai tokio ypatingo. Ir faktas, kad praplečia akiratį, bet jeigu norisi tiesiog turėti tą aktyvų tokį gyvenimo būdą, ar ne, ir praleisti tą laiką gamtoj, tai pas mus sočiai tas įvairovės. Jinai gal, kaip minėjai, tokia ne tai, kad kalnai ten ar kažkokie tai milžiniškos atodangos, bet tam makro lygmenyje, pavyzdžiui, Jo. tas pačias rūšinės sudėtis ar ten kažkokie žvėris, jų pėdsakai ir visa kita. Tai tikrai žadina vaizduotę ir turbūt atsipūsti po tų tokių miesto darbų, miesto Jo, reikalų. ypatingai upeliai imponuoja. Čia tas pas, kas prasidėjus COVID-ui, tai žmonės, ta prasme, masiškai pradėjo bėgti mišką, kažkaip dabar atsimenu, gal pirma gera pavasario diena, kovo kokia 19-20, aš išėjau pasivaikščiot Labanore į mišką ir aš nebuvau matęs tiek žmonių, tiek mašinų prie ežero, tipo, kodėl jūs čia? Bet aišku, žmonėm nebuvo jokios kitos galimybės kažką veikti. Tai aš manau, tas labai paskatino žmonės ištraukę iš namo į mišką, tai irgi gerai. Džiaugiuosi, kad jie varo. O kaip minėjai, turbūt jo, tai gal pagrindinė priežastis žmonės, kodėl varo į užsienį žygiuoti, tai kalnai. Mes jų neturim, bet ką padarysi, ta prasme, turbūt dauguma žygiuoja ir Lietuvoje, ir užsienį. Tai irgi gerai. Pagrindiniai dalykai, ką tikrai turėsi dėti žygį, be ko tu pats neišeini, net jeigu trumpas dienos haikas, ar ne? Trumpas dienos haikas, tai atsigerti tada. Įsitinti tikrai atsigerti. Jo, esu iš tikrųjų. Gal nereikia taip perspausti, įsidėti 2 saldainius ir termusiuką ir išeini, jeigu ten iki 20 koks kilometrų žygis. Bet šiaip iš tikrųjų aš mėgstu, jo, be kuprinės irgi. Iš tikrųjų aš tai mėgstu prisidėti visko ir daug, ir nebūtinai žygį, bet šiaip vis laik gyvenime. Ir stengiuosi vis laik su kuprinė vaikščioti ir vis laik, pavyzdžiui, nešiausi vaisnėlę. Ten, žinai, vaisnėlė yra pleistrai, vaistai nuo skausmo, nuo gerklės skausmo, ten žirklutės, peiliukas, izoliacijos, va tokie dalykai. Peilį dažniausiai vis laik nešios, niekad nežinai, kas gali nutikti, tai šaukštą. O gal kažkas pasiūlys pavalgyti, bet neturės šaukštą. Tai tą patį ir į mišką įsidedu kažką pasidėti po sėdimąją, nes pagai tikrai šalta. Tai jo, tai čia vienos dienos žygiui
svarbiausias dalykas. Pavalgyti, atsigert, ant ko atsisėst ir gal striukė lietaus. Nežinau, būna kartais, kad dažnai keičiasi tie orai. Bet nieko tokio, kaip sako, jeigu ką paršliauši namo ir be batų, ten, žinai, nieko čia blogo nenutiks. O ilgesniam žygiui su nakvynė, nu tai jau visko reikia. Ta prasme, ar tu eisi su viena nakvynė ar su 10 nakvynių. Greičiausiai imsi tuos pačius daiktus. Bet irgi tų daiktų iš tikrųjų, jeigu pradedi galvoti, jų nėra daug labai. Yra pagrindiniai daiktai ir viskas kitas jau nuo tavęs priklauso, ką tu norėsi. Tai yra tau reikalingas kažkoks kilimėlis, miegmaišis, kad nesušaltum, stogas ant galvos ir jeigu verdėsi valgyti kažkoks katiliukas, jeigu šaltą maistą valgai, tai ir to nereikia, žinai. Tai kiek čia nedaug tada ir kuprinė. Tai vos ne iki 10 daiktų galima tilpti. Aišku, jie gali užimti turę, bet tas kiekis nėra didelis ir ypatingai tada, kai eini į ilgą žygį, man tas labai patinka, kai tas visas pasiruošimas žygio, kai jau ilgesnis žygis, sakykime, 3-4 dienų, tai tu labai pradedi galvoti, ko tau reikės, ko tau nereiks, tai tas turbūt pasiruošimas pats įdomiausias dalykas, išmėti tuos daiktus, kurių tikrai tau nereiks. Nes kaip esu girdėjęs, kaip žmonės tipo eina, pavyzdžiui, aplink Lietuvą ir išmeta kelnes. Nes vasarą pasirodo, tarkim, ėjau 10 dienų ir niekad neprireikia kelnių, o reikia įnešti ant sakų prosnešį. Tai va tas man labai imponuoja, tas daiktų pramėtymas, išmetimas nereikalingų. Bet iš kitos pusės paskui atsiranda komforto daiktai. Pavyzdžiui, pagalvė. Anksčiau niekad neimdavau pagalvės į mišką, bet dabar tokią turiu mažytę pripučiamą pagalvę, nes labai patogu, geras miegas irgi gerai. Čia svarbi dalis, kaip pagalvoju, nes jeigu išeini ir grįžti visas nuvargęs ar ne, tai paskui kitą kartą jau galim. Jau netaip smagu. Jo, tai pasvert reikia, ar tu geriau neši daugiau svorio, ar komfortiškiau gyvensi. Papasakok, Povilai, apie tą naktinį žygį Baidarėmis, ančiau baitanės ekstremaliai. Jo, tai mes turim tokį vieną žygį vadinamams Diecu. Čia jisai kilęs iš Vilniaus universiteto žygėjų klubo. Kažkada jau senai, prieš kokių, aš nežinau, 30 metų gal sukurtas žygėjų renginys, toks kaip sakant, kuris skirtas gal labiau net neplaukti, o tiesiog patikrinti žmogaus psichologiją visą, nes kaip ir startas yra kaip ir vandenį, bet nereiškia, kad visų plaukimo metu bus vandens ir dar tas plaukimas vyksta naktimis ir 2 naktis. Taip visiškai palauž žmogų, tai išbandyti jį, tai ir man jau yra buvę per jį tokių sunkumų. Aišku, tas pavadinimas Vamsdiecas, tai kilęs iš to, kad plaukiam visokiais ten melioracijos grioviais, vamzdžių daug yra, tai iš to susideda. Kiekvienais metais jis sako, kad nori vis daugiau žmonių jungtis, aš negaliu visų priimti, žinai. Bet aš jį organizuoju, turbūt ir šiemet organizuosiu. Išrenku aš tokius, žinai, upelius, kur nelabai kas kada nors iš vis gal yra plaukęs, visokių irgi nutikimų įdomių būna. Kažkada iš vieno žygio pradėjom startą. Ir pergyvenau, kad bus upiai per mažai vandens, bus labai sunku ir panašiai, bet iš vakaro kaip tyčia prilyjo, buvo toks mini potvinis ir 12 valanda nakties mes plaukiam su prožektoriais, tokia Žaugėdos upe Švenčionių rajone ir įplaukiam į kaimą. O kaimas upė yra ištvinus, žmonių kiemai kai kurie apsemti ir mes tiesiog į tą žmonių kiemą įplaukiam, žmogus atsidaro langą iš 2 aukšto, nesuvokia, kas čia vyksta. Arba savo ramiai naktį žvejoja žvejys prie kažkokių ežeriuko, kuris yra neprotakus, pavyzdžiui. Ir žiūri, kad plaukia baidarės. Ir plaukia baidarių 20, žinai, 25. Tiesiog iš niekur nieko į ežerą, kuri turbūt pirmas baidarės, žinai, gyvenime jame yra. Tai tas visai įdomus dalykas, irgi visai iš kitos pusės pamatai tas upelius ir perplauki juos kančioj su visais, su bendraminčiai, žinai, vienas kitam padedi kažkaip tas baidarės tampyti per pievas įvairias ir panašiai. Kada vyksta? Vyksta Liepos mėnesį, anksčiau kažkaip jisai buvo vykdo birželio mėnesį, bet
ačiū žmogui, kuris man parašė, kad o gal geriau būtų perkelti į Liepą, nes birželį dar peri paukščiai. Persikeliam į Liepą. Gal čia paskleisiu žinią tą, kad pavasarį neplaukit upėm, kur lašišos neršia, nes vis dar yra ikrų ir galit jas pažeisti ir panašiai. Arba tai tokiam upėm kaip Siesartis, kurios dar negilios yra, pavyzdžiui, Širvinta, tai geriau nelysti pavasarį, grinai dėl tos gamtosauginės pusės. O žinoma, vasarą, tai ką žinau, skatinu plaukti, bet labai daug lietuvių plaukia, ne? Pastebėjai turbūt. Aišku, irgi reiktų įdiegti jiem tą, kad žiūrėkit, čia gal ne gerimo plaukimas yra, o tiesiog pamatyti gamtą. Tai dar gerai, kad žmonės renkasi didžiasias dar upes, gal sakyčiau, tai ne tai blogai. Nesusikerta. Jo, nesusikerta. Aš mėgstu patyrinėti tuos mažesnius visokius upelius, kur sudėtinga praplaukti, kur, galbūt niekas nėra plaukęs. Aišku, dauguma turbūt yra plaukęs, kaip mūsų vienas legenda žygėjų klubo Tadas Šidiškis, turbūt visus Lietuvos upelius yra perplaukęs, žinai. Nes iš upės visiškai kita perspektyva, kaip matosi tos apylinkės, niekad net negalėtum pagalvoti, ypatingai atodangas, kai tu pamatai naujas atodangas, kodėl, aš liktai čia buvau, bet niekad nemačiau, žinai, bet, tu buvai iš viršaus ir, pavyzdžiui, kas po to tu nematėjai, tai tas atodangas labai fainai irgi atidengia, žinai, geologinis dalykas, įdomu pažiūrėti jas. Ir visokie maži upeliai irgi tų atodangų gerų turi. Aišku, net tie upeliai, kur galbūt neplaukiami, tai palei juos pasivaikščiot labai gerai. Dažnai renkuosi taip maršrutą, kažkokį upelį susirandu iš reiškingesnio reljefo ir palei jį einu ir atrandu dalykų, gamtos dalykų. Gera taktika. Visą laiką susidarai maršrutą, analizuoji tą kartografinę medžiagą, žiūri kaip kas kur, ar kartais tiesiog kur akis veda. Nežinau, labai gal retai esu taip važiavęs, kur akis veda. Aš tiesiog dažniausiai, sėdi žemėlapiuose, ieškai kažkokių įdomesnių vietų, kur kažkas gali imponuoti, kažkoks miškas, upelis, įdomesnis reljefas, lankytiniai objektai kažkokie. Ir pagal tai bandai dėliotis tą maršrutą ir kažką, pavyzdžiui, nori pamatyti, kažkokį kalvelę, kalną, atodangą, upelį, ežerą, prie kurio nebuvai niekad, medį. Nes dažnai žmonės, iš tiesų yra tekęs susidurti, kad žmonės sako, taigi Lietuvoje nieko nėra, ką čia pamatyti. Arba, pavyzdžiui, kai vedi žygį ir čia labai retai būna, bet yra buvę. Sako, bet tai čia tokia pati vieta kaip ir visur. Čia tie patys medžiai yra. Jo, čia panašu, bet viskas yra kitaip, žinai, kažkur atsidengia vaizdas geras, kažkur neatsidengia, kažkur tankus miškas. Tai man dažnai klausia, tai pasakyk kokių nors įdomių vietų Lietuvoje. Aš nežinau, man medis įdomesnis yra įdomus, ten kažkoks kreivesnis. Aš dažnai būna net nužygiuoju kažkokios vietos, kad pamatyčiau kažkokį medį, ne? Susiradė ten kažkur internete kokią nors X kaimo liepą, ten didžiausia liepa rajone. Žiauriai įdomu. Ir turi tikslą. Jo, ir turi tikslą. Ir kažkaip iki jo nusigauni ir pažiūri. Gerai, faina liepa, žinai, gerai, galim kažką kitą. Tai iš tokių taškų Lietuvoje labai daug prisidėjęs, kur dar vis norėčiau nuvažiuoti pamatyti, nes visgi labai daug tyrinėjau tą rytinę Lietuvos dalį, kažkiek pietinę, bet ta centrinė Žemaitija labai lieka netyrinėta. Žinau, kad Žemaitijoje yra labai daug gerų dalykų, labai faina bus ištyrinėti. Nes ten atrodo, jeigu bet kokį žygį aš ten einu, labai retai būna Žemaitijoje, bet vis tiek vis atrandi smagių dalykų. Kažkiek krypta, kalnas, kapinės įdomesnės ir panašiai, partizanų paminklas. Tai taip ir susidėlioji tos maršrutus, vietas, kurias nori pamatyti. Tai, pavyzdžiui, pelkė kažkokia, tu galbūt nori pelkės pamatyti. Mes irgi rudenį darom su žygeiviais Salionių pelkės žygį, čia Širvintų rajone. Tiesiog rudenį, kai jau paukščiai skrydė, apeiti tą pelkę, pažiūrėti, kaip ten viskas yra. Vis laik surenkam šiukšlės, nedaug jų ten būna, bet šiek tiek būna nuo žvejų likusių.
Ir tai va, tai nežinau, tai vertinga irgi pamatyti tas visas tokius Lietuvos keistus ir įdomius kraštovaizdžius, įdomesnės tas viskas pelkės, arba, pavyzdžiui, basam prabristi prie kažkokio aukštapelkę, tai irgi labai faina. Patyriminis toks. Jo, ypatingai. Geras. Šiaip smagu girdėti, kad tu randi ir ieškai ir kitiem parodai. Šiauriai. Jo, turbūt svarbus dalykas parodyti kitiem, manau. Aš tai labai pykstu ant žmonių, kurie laikosi savo. Čia gal nieko blogo iš tikrųjų. Kiekvienas turi turėti dalykų savo, bet jeigu kažkas padaro kažkokį didelį iššūkį ir nepasidalina, tai aš toks, kodėl? Aš manau, kad žmonės turėtų apie tai žinoti. Grįžtam prie to, ką kalbėjom prieš jungiant mikrofonus, ne, kad ir patys turime daugiau dalintis ir tiesiog kažką suradę, ieškoti toliau tų pačių bendraminčių. Jo, ir nebijoti svarbiausia turbūt, nes, kas blogiausia gali nutikti, kad tu kažką pasakėjai apie savo žygį, kelionę, veiklą ar kažką tokio. Tiesiog išreiški savo nuomonę. Taip. Visą laiką galima pridėti žodį galimai. Galimai jau. Čia galimai gražiausia Lietuvos vieta. Aš iš su to susidūrėsiu. Yes. Galimai jau artėja į pabaigą mūsų įrašas. Tai ačiū, Paulai, kad atverėjai. Dėkui, kad pakvietei. Svarbios temos, manau. Mūsų keliai dar turėtų susitikti ir vienur ir kitur. Ir tada gražaus pavasario. Dėkui, laukiu, aš irgi laukiu, kada pradės viskas žydėti ir galima bus traukti gamtą tų tokių pavasarinių, greitų, ilgų žygių, kaip aš mėgstu, kol nėra vadų, kai daug visko nereikia imtis. Tai ja, labai, labai smagu, kad kalbam žaliom temom kažkokiam. Tai žalia jėga. Ačiū. Iki. Dėkui, iki.